metas, kai mes džiaugiamės prisiminimais, atostogom, bet yra ir kita problema. Po vasaros atsipalaidavimų dažnai būna, kad atsipalaidavę, pavalgėm daugiau, mažiau judėjom, gulėjom pliaže, priaugom kažkiek tai svorio. Girdėjau, masažai padeda lengviau atsikratyti antsvorio, atsikratyti celiulito. Kokiu būdu tai vyksta? Na, tai šiti mūsų aparatai, vadinami rolais, jų dėka mes atliekame limfodrenažinį masažą. Ir šio masažo principas yra išjudinti, aktyvinti limfos tekėjimą. Dėl to, kad kaip kraują varinėja širdies susitraukimai, taip limfa varinėja raumenų susitraukimai. Ir kadangi, kaip minėjote, kad būna užsisėdime vasarą ar nebūtinai vasarą, tai reikia tą limfą, kad kažkas išjudintų. Tai šio masažo dėka yra išmasažuojami kiekvienas raumuo ir limfa aktyvinama ir to pasėkoje yra gerinamas tonusas ir aktyvinama taip pat medžiagų apykaita ir taip pat padeda kovoti su celiulitu moterims, kadangi šitą moterų sporto klubas. Suaktyvinama limfa, paaktyvėja medžiagų apykaita. Vadinasi, mes prarandame daugiau ir skysčių. Aktyvinamas yra vandens skysčių pertekliaus šalinimas, kadangi limfa yra atsakinga už vandens pertekliaus šalinimą iš mūsų organizmo. Todėl prieš procedūrą ir po procedūros valandą su pusė yra rekomenduojama taip pat ir procedūros metu gerti daug skysčių, kadangi jei to nedarysime, tai gali būti komplikacijų. Ir taip pat, kadangi organizmas valosi nuo toksinų ir šlakų, tai skysčių dėka mes galim pagreitinti tą valymąsi mūsų organizmo. O tos komplikacijos, kaip sakiau, gali būti ir galvos skausmai, kas yra šiaip pasitaiko, yra natūralu, dėl to, kad kai organizmas valosi nuo toksinų, tai pradžioje jis reaguoja kaip ir neigiamai į tą valymąsi, bet vėliau savijauta labai pagerėja ženkliai moteriai.